Sveiki, mėlyje. Šį kartą esu Bukčių miške. Atėjo laikas įrašyti jums šį vaizdo įrašą. Subrendo viskas. O subrendo tai, kad atsirado klausimų. Labai toksai įdomus klausimas, ar aš esu vienas, vienišas, ta prasme. Tikrai ne. Galiu pasakyti, kad tikrai ne. Drąsiai, atvirai. Gyvenu savo gyvenimą pilna koja, taip kaip aš matau tokį gyvenimą. Ir džiaugiuosi kiekvieną dieną iš tikrųjų savo gyvenimo. Ir kai būnu vienas, ir kai būnu ne vienas. Bet tema turbūt ne apie tai. Aš tik tai atsakiau klausimą, kuris buvo užduotas. Tai tema šio įrašo tokia apie santykius. Kai kurie mano pažįstamiems iškilo klausimas, kodėl staiga aš pradėjau įrašinėti įrašus, daryti reelsus apie santykius. Iškart žinoma paklausė, ar su mano santykiais viskas gerai. Visko būna ir gerų, ir blogų, ir nelabai malonių dalykų, bet tai yra gyvenimas. Tai žiūrėkime į tai tiesiog kaip į gyvenimo mokyklą ir viskas tada atsitiks taip, kaip mes kursime tą gyvenimą. Visai neseniai mano geras pažįstamas kreipėsi mane pagalbos dėl savo santykių šeimoje, tiksliau santykių su antraja puse. Dar prieš keletą mėnesių toksai klausimas man buvo vėl užduotas pažįstamos moters, kuri irgi labai išgyvena savo santykius su vyru šeimoje nemaloniai, negerai. Ir štai va toko pasiekoje ir atsirado ta tema apie santykius. Kas atsitiko tose dviejose šeimose? Atsitiko tai, kas atsitinka iš tikrųjų daugelį šeimų. Kas atsitiko mano šeimose, pirmoje ir antroje santuokoje. Atsitiko tai, kad atsirado skirtumas mąstyme, minčių srautuose į vieno ir kito galvose. Ir žinoma, atsirado santykių pablogėjimas, labai rimtas santykių pablogėjimas, vedantis iki minčių skirtis ir gyventi atskirai. Kodėl būtent manęs paklausė? Aš manau, kad būtent todėl, kad šiek tiek žino apie mano praeitį, apie mano išgyvenimus šie žmonės. Šiek tiek sakau, nes tikrai nepasakoju visam pasauliu apie mano išgyventą praeitį buvusiose santuokose, nes tai nėra iš tikrųjų labai toksai džiugus dalykas, bet gyvenime buvo taip, kaip buvo. Svarbiausia, kad yra iš mano pusės padarytos išvados, suvoktos klaidos ir įvyko pokyčiai mano paties galvoje, mano paties supratime, kaip reikia gyventi, kaip reikia bendrauti, kaip reikia kurti santykius. Ir tai iš tikrųjų man davė didžiulį impulsą eiti į priekį tobulėjimo kryptimi. Mano požiūris į gyvenimą ir į santykius visiškai kardinaliai pasikeitė. Norėčiau, žinoma, grąžinti tuos santykius, dabartinį požiūrį į santykius, bet į savo praėjusį gyvenimą. Tačiau mes žinome, kad tai neįmanoma, to neįmanoma padaryti.
Taigi, tai vat mano daugiau papasakosiu apie draugą, pažįstamą vyrą, kuris nežino kaip ką padaryti, kaip pasiekti tą santykių tobulumą su žmona tam, kad gyvenimas būtų įdomus. Nes dabar yra taip, kad grįžta namo ir neturi apie ką kalbėti, nes na, temos grynai buitinės, ta buitis visai grįsus, jinai susitvarkyta, jinai yra visa kaip ir viskas ten gerai, materialiniuose dalykuose ir versle viskas gerai, bet santykiuose trūksta vienas kito gilaus supratimo. Na ir štai čia tas kreipimasis į mane parodo, kad man tiesiog atskleidė tokį dalyką, kad iš tikrųjų tokių gyvenimų yra labai daug, begaliniai daug. Reikia tobulėti. Ką aš galiu pasakyti? Aš jam irgi pasakiau, reikia pirmiausia atrasti save, tobulinti save iki begalybės. Nėra kažko tokio labai tiksliai aprašyto, kaip turėtų būti gerai, kaip reikėtų elgtis gerai, kad santykiai būtų tobuli. Taip, Reelsuose matote tas išsakytas mintis, jos ir labai gilios, labai tobulos yra, bet tam reikia dirbti kartu, dviese. Neįmanoma vienam to padaryti. Tai turi daryti ir vienas, ir kitas. Ir tas sąmoningas tobulėjimas iš tikrųjų priklauso nuo dviejų žmonių. Kiek aš supratau iš mūsų pokalbio, antroji pusė, tai yra žmona, nenori nieko keisti savo gyvenime, jai atrodo viskas gerai, jai užtenka dovanų, jai užtenka gėlių, jai užtenka gražaus gyvenimo, kaip ir tokioje normaliai, prabangioje aplinkoje, užtenka kelionių. Bet iš tikrųjų tai yra, ką aš galiu pasakyti, tai yra visiškai ne tai, kas turėtų būti santykiuose svarbiausia. Tai yra materialus pasaulis. Materialus pasaulis baigėsi būtent taip. Pasitenkinimas materialių pasaulių baigėsi būtent taip. Reikalinga atrasti savo viduje dvasingumą, ne klerikalinė prasme, aš jau minėjau kituose įrašuose, o vertybinė prasme. Ir kada mes atrandame tas vertybės, dviese kartu galime siekti visiškai kitokių santykių, kitokio bendravimo. Žinios ateina iš įvairių pusių. Dabar tikrai nėra sudėtinga rasti žinių tiek interneto platybėse, tiek mokymuose įvairiuose yra ir Lietuvoje daug mokymų. Na, yra žmonių, kurie sako, ne, aš bijau patekti pas šarlatanus ir čia va tokie visokie savamoksliai ir taip toliau. Na tai tada aš irgi šarlatanas, šarlatanas, kuris pasakoja apie kažką tai tokio, nebaigęs mokslų, na, kaip nori taip vadinkit, bet mano gyvenimas tai ir buvo visa ta mokykla, iš tikrųjų, kurią aš praėjau, tai yra pati tikriausia mokykla ir svarbiausia vėlgi, kai grįžtu aš prie to, kad reikia mokytis iš savo klaidų. Reikia priimti tas klaidas, su joms susitaikyti ir pažvelgti į jas kaip į galimybę pakeisti save. Nepakeisti kitą, dar kartą grįžtu prie to paties. Nekeiskime kito žmogaus, keiskime save. Jeigu tas žmogus nori toliau būti santykiuose, žinoma, kad tai yra
lengvai pasiekiama, užtenka tik tai noro. Ir jeigu tas noras yra tikras, iš širdies gilumos, tai tada atsiras noras ir tobulėti. Tiek yra puikių knygų, kurios padeda suprasti tą ne naują, bet tą pasaulėžiūrą, kurią mes galime pavadinti dvasiniu pasauliu. Man didžiausią įtaką padarė knyga Du gyvenimai, autorė Konkordija Antarova. Bet iki to aš skaičiau ir kitas knygas, kurios vėlgi kiekviena įnešė į mano galvą, į mano vidų tam tikras korekcijas. Ar aš susidūriau su ta problema, kad kaip mano draugas pasakė, aš esu vienas, nežinau ką daryti. Man nepadeda santykiai su kita moterim. Žinoma, atsirado meilės trikampis ir apie tai žino tikroji žmona. Ne vienas nenori iš tų 3 žmonių prarasti viens kito. Visi siekia savaip išlaikyti vienas kitą, bet 3 žmonės negali būti kartu, gali būti tik tai 2. Ar man tai buvo? Taip, tikrai buvo. Ir aš irgi taip pat jaučiau tą trokštamą abipusį supratimą. Aš tikrai troškau, kad mano antroji pusė turėtų tas žinias, bet tai buvo mano troškimas. Tai nebuvo tai, ko norėjo ji. Ir va čia ir yra didžiulė bėda. Čia atsiranda 2 skirtingi pasauliai, kuriuose mes pradedam gyventi skirtingai, ir tai veda tik prie skyrybų. Aš nekalbu ten apie įvairius dalykus, kurie ten atsiranda dar šalutiniai poveikiai, neištikimybė, alkoholis, nedaug dieve narkotikai, paieškos kažko tokio, kas gali pakeisti tą depresiją, kuri atsiranda santykiuose šeimoje. Nedaug dieve tokie dalykai, bet jie atsiranda. Išeitis viena. Kartoju, reikia atrasti savyje jėgų tobulėti. Tobulėti dvasiškai, kelti savo sąmoningumą per žinias. Tik žinios ir jos gali mums suteikti jėgų žengti tuos žingsnius į santykius, tobulus santykius. Ką aš galiu pasiūlyti jums, mielieji, šiuo momentu? Aš jums galiu pasiūlyti visiškai nemokamą testą, kurį rasite komentaruose, nuorodą to testo rasite komentaruose. Tai neilgas, visiškai paprastas testas, 5 klausimų testas, kuris iš tikrųjų man, aš pats irgi dariau, parodė, atskleidė daug dalykų apie mane. Ir kada aš buvau maloniai nustebintas, kada mačiau to testo rezultatus, kad vieni dalykai pas mane yra labai geri, bet yra ir tokių, kuriuos reikia labai rimtai tobulinti. Sužinojau savo energijų centrus, kurie iš tikrųjų mane veda į priekį ir taip toliau. O tai kandžius. Drėgmė miške yra. Tai va, tai aš jums siūlau tą testą pasidaryti visiškai neprisirišant, tai nieko nereiškia.
Tai reiškia, kad jūs tiesiog pamatysite, aš jums galėsiu padėti išsiaiškinti to testo rezultatus, nes šiek tiek pagalbos reikia. Na, neprižadu, kad visiems iš karto, nes jeigu jų bus daug, tų testų atliktų, tai tiesiog laiko fiziškai neužteks. Bet tikiuosi, kad palaipsniui susisieksime. Mane pasiekti galite visada per asmeninį profilį, tai yra Messengerį, parašyti man, užduoti klausimus, nesikuklinkit, nebijokit, aš tikrai atrasiu laiko atsakyti jums į jūsų klausimus. Ką dar norėčiau pridėti prie viso to? Na, norėčiau, žinoma, palinkėti jums gerų santykių tarpusavyje arba paieškose su kitų žmonių. Galbūt jūs šiandieną esate vienos ir jums trūksta pašnekovo. Na, kviečiu bendrystės erdvę, prasideda naujas sezonas ir mes pradėsime aktyviai veikti. Aš pasiruošęs kurti daug įdomių įrašų su įdomiais žmonėmis. Jie laukia ir pamatysite iš tikrųjų, kokie yra įdomus žmonės bendrystės erdvėje ir kokie jų yra pasiekimai, kokios jų yra galimybės iš tikrųjų įdomios. Tai vat tuos įrašus matysite, galėsite matyti tik tai bendrystės erdvės grupėje. Jų viešai neplatinsiu, nes, kaip suprantat, viešoje erdvėje yra pilna visokio niekalo ir kalbėti rimtai apie rimtus dalykus, nesinori tiesiog pakišti žmonių, kurie galbūt nepasiruošę viešinti savęs į tokį marmalyną. Aš stengiuosi galvoti pozityviai, bet yra kaip yra visko toje erdvėje. Tai vat, artimiausiai ateityje pamatysite tuos vaizdo įrašus, galėsite, žinoma, vėlgi užduoti klausimus tiek man, tiek tiem žmonėm. Matau, kad labai daug, labai populiarūs mano įrašai iš vienkiemio, iš daržų. Dėkoju jums, kad jūs taip palaikote mane savo patiktukais, savo žiūrėjimais. Tikrai malonu. Tai padeda kurti vienkiemyje tą erdvę, kuri man labai brangi. Brangi todėl, kad joje, toje erdvėje aš matau savo ateities gyvenimą. Su gamta, švarioje aplinkoje, valgant savo užaugintą švarų maistą, daržoves, vaisius. Tas yra labai svarbu kiekvienam žmogui. Žinoma, išlaikyti savo energijos kūrybai, tolimesniai kūrybai ir tolimesniam gyvenimui. Tai dėkui jums už dėmesį. Dėkite patiktukus, registruokitės, nes tai yra YouTube'o erdvė, kuri tiesiog padeda, jūsų patiktukai ir registracija mano kanale padeda palaikyti matomumą. Taip, kuo daugiau patiktukų, kuo daugiau peržiūrų, tuo didesnis to vaizdo įrašo matomumas ir, žinoma, tuo daugiau žmonių išgirsta tai, ko jie ieško kitose kanaluose, galbūt anglų kalba, ar rusų kalba, ar kitomis kalbomis. Jums pasakau viską lietuviškai, nieko nereikia versti, nieko nereikia ieškoti. Tai kuo geriausios sėkmės, sveikatos jums ir gražių dienų, gražių saulėtų, šiltų dienų. Vasara sugrįžo kažkuriam laikui. Būkite laimingi.